Vaizdo įrašo pradžia tokia. Aš iš Lietuvos, bet vis tiek už rusus. Ukrainiečiai eina velniop. Šaunuolis, pagiria vaikino pašnekovas ir prisistato esantis iš Rusijos sostinės. Aš iš Maskvos, miesto herojaus. Koks tavo vardas? Mano vardas Genadijus. Gena. Pašnekovas klausė, ar Genadijus savas, ar jis rusas. Atsako, kad gimė Lietuvoje, bet vis tiek jaučiasi rusu. Pasisako ir apie savo tėvus. Lenkas. Mama taip pat Lenkė. Pokalbis tęsiasi. Suknisti lietuviai mus vadina vatnikais. Vatnikai nieko savo. Kaip ten gyvenat su tais fašistais? Visiškai blogai čia. Duotų Kalašnikovą, iššaudyčiau visą Seimą. Ateisim greitai pas jūs, lauksite? Aš labai laukiu. O tokių kaip tu daug? Yra ir mano draugas taip pat už Rusiją. Pasisako, kad jam 22, o draugui 24. Pašnekovas paklausė, ar jie jau kariuomenėje tarnavo. Taip, bet čia kariuomenė, tai šūdas, ne kariuomenė. Visiškas šūdas. Čia priima tokius storus, visokius, kurie net automato rankose nemoka laikyti. Jei ateitume, per kiek laiko Lietuvą paimtume? Per 3 valandas tikrai paimtumėte. Facebook'e pilietiški žmonės surado ir šio vaikino anketą. Pasidalino jo nuotrauką, kur jis su karinė apranga. Pasak Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko, tokių žmonių ignoruoti negalima, nes jie kilus karui padeda priešui. Jau kreiptasi į policiją ir valstybės saugumo departamentą. Tokie pavyzdžiai yra pilna Ukrainoje. Ta prasme, jie po to virto tais, kurie žymėjo pastatus, kuriuos reikia bombarduoti, išdavinėjo kaimynus, reiškia, po to galbūt net juos ir šaudė, ar žodžiu, ir taip toliau. Tai, na, taip palikti negalima. O šitokie atvejai, kaip šitie 2 vaikinai, kurie viešoje erdvėje pasisako viešai, menkinančiai prieš Lietuvą, ar ne, nekalbant apie tam tikrus jų pasisakymus, kur aš galbūt išvelgiu netgi yra nusikalstamos veikos požymių, naudoti ginklą ir panašiai, ar ne. Rusų trolius ir panašius veikėjus internete demaskuojantis ir stebintis tinklaraštininkas šį jaunuolį vadina išskirtiniu. Toks neeilinis, super ryškus, jeigu reikėtų karikatūros vaizduojančios, patį kvailiausią, absurdiškiausią antižmogiškumą, Kremliaus palaikymą ir kažką panašaus, tai čia būtų toks geras pavyzdys. Pasak Savukyno, svarbiausia šiuo atveju bausmės neišvengiamumas, kokia ji bebūtų. Tokį elgesį antisocialų, antivisuomeninį, antivalstybinį sustabdo tik tai realios bausmės, kada žmogus yra nubaudžiamas. Nesvarbu, ta bausmė gali būti galbūt maža pradžioje, paskui tik tai didesnė, bet jeigu jisai yra nubaustas, jisai žino, kad taip daryti negalima. Šį vaizdo įrašą policija matė, ėmėsi veiksmų. Tai yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesantaikos neapykantos kurstymo ir grasinimo susidoroti su tam tikra žmonių grupe. Asmuo yra apklaustas, nustatytas, tai yra Šalčininkų rajono gyventojas ir šiuo metu aktyviai vykdomi tolimesniai tyrimo veiksmai. Už tokius veiksmus jam gresia maksimali bausmė iki 3 metų laisvės atėmimas. Straipsniai susiję su kurstymu prieš bet kokias tautą, rasę, etninę, religinę ar kitokią grupę. Tai štai šitose pasisakymuose galima įžvelgti šių 2 baudžiamojo kodekso straipsnių pažeidimus. Vaikinas pasisakė dirbantis riešutų vadybininku, tačiau socialiniuose tinkluose įmonės Arimex vadovas patikino, kad jis nuo vakar jau nebedirba. Tai matyti žmogus, kuris turi nepaprastai žemą savivertą. Tai reiškia, jisai jaučiasi visišką šiukšlę, verta tik tai šiukšlių konteinerio ir jisai jaučiasi nevertas gyventi matyti šitoje visuomenėje, nes jisai matyti nepritampa. Vaikinas įkliuvo todėl, kad Maskvos gyventojų apsimetė tinklaraštininkas ukrainietis. Jis tokių Rusijos simpatikų pagavęs ne vieną. Предатели Литвы, слава Украине! Papuolėt, vaikinai, papuolėt. Попали вы, пацаны, ох, попали! Vytautas Dumbliauskas, Tomas Galinis, Vilnius.